Aš manau, tau irgi labai dažnai kyla toksai klausimas, kodėlgi tinklinėje rinkodaroje daugeliui pasiseka, o daugeliui ne. Pasakysiu tau vieną paslaptį, kad po vakar dienos peržiūrėję mano video parašė kelios moterys. Ir beveik jos visas uždavė man tą patį klausimą, kodėl vieniem pavyksta, o kitiem ne. Ir aš noriu labai atvirai atsakyti. Tai yra ne apie sėkmę, ne apie pasisekė, nepasisekė. Ir tai netgi ne apie žmogų. Dažniausiai čia apie tai, kaip jis pradėjo. Nes labai daug kas ateina į šią veiklą su kažkokiu spaudimu, su mintimis, reikia greitai uždirbti, reikia visiems parašyti, reikia kažkam kažką įrodyti ir tada atsitinka. Atsiranda įtampa, atsiranda baimė, atsiranda tas jausmas, kad tu darai ne savo. Ir žmonės sustoja. Ir jie sustoja ne todėl, kad jie negali, o todėl, kad jiems tiesiog kažkas parodė ne taip. Aš pati labai greitai pajutau ir supratau vieną dalyką. Jeigu aš taip darysiu, aš ilgai paprasčiausiai neišbūsiu, aš neištversiu tos įtampos. Todėl aš pasirinkau kitą kelią, lėtesnį, tikresnį, be jokio spaudimo iš viršaus, be jokio rašyti visiems iš eilės ir be jokio vaidinimo, kad tai yra tobula. Aš pradėjau tiesiog kalbėti, taip kaip kalbu dabar, apie tai, ką pati suprantu, ką pati patiriu. Žinai, kas atsitiko? Atsirado žmonės, kurios tai rezonuoja. Ne visi, ir man nereikia visų. Bet tie, kuriems reikia tokio kelio, jie ateina. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį noriu tau pasakyti. Šitas verslas nėra apie greitai. Apie greitus pinigus per vieną naktį? Ne. Jis apie tai, ar tu gali būti nuosekli. Ar tu gali ateiti šiandien, rytoj ir dar po savaitės. Ne kažkokiam ten įvykiui, bet tikrai. Nes rezultatas ateina ne iš vieno video, ne iš vienos kažkokios tai parašytos žinutės kažkam, o iš to, kad tu nenustoji. Ir jeigu tu galvoji, ar aš galėčiau, aš tau atsakysiu labai paprastai. Jeigu tu gali kalbėti apie tai kaip žmogus, tu jau gali pradėti, o visą kitą tu išmoksi. Jeigu tu norėsi suprasti, kaip pradėti ramiai, be jokio spaudimo, be jokio streso, parašyk man. Ir aš tau tikrai parodysiu žingsnis po žingsnio, kaip tai padaryti. Na, o jeigu tu jau nusprendei, kad tu nori pabandyti, padaryti, prisiregistruoti, ateiti į mano komandą, aš palieku nuorodą. Paprasčiausiai ją paspausk, užsiregistruok, parašyk man. Iškilus klausimam, visada drąsiai rašyk man. Tu niekada nebūsi viena. Aš visą laiką šalia.